Be Lietuvos mes esame niekas, dulkelės blaškomos vėjo, be šaknų, be vietos. Tik Lietuva, kurią galime ir turime kurti visi kartu, suteikia mums prasmę. Todėl Lietuvai reikia taikos ir tautą gerbiančios valdžios. Dabartiniai išdavikai valdžioje atėmė iš mūsų teisę patiems nuspręsti savo likimą. Todėl net vasaros žiemos laiko negalime persukti be užsienio šeimininkų leidimo. Jau skelbiamas ir naujas siekis – mūšio lauke nugalėti branduolinę valstybę. O tai reiškia tik vieną – ne tik Lietuvos žmonių, bet ir Lietuvos valstybės sunaikinimą. Ir šiame fone Lietuvos prezidentas bučiuoja Ukrainos vėliavą. Ukrainos piliečiams viešai leidžiant nesilaikyti Lietuvos įstatymų. Ar mes čia esam svetimi? Mano siekis – sugrąžinti Lietuvą Lietuvos žmonėms, kad jie patys nuspręstų, ar atsisakyti Lietuvos savarankiškumo ir pasiduoti Briuselio biurokratų maloniai, ar ne. Atsisakyti finansinės nepriklausomybės lito, ar ne. Dalyvauti agresyvaus karinio bloko NATO, siekiančio sunaikinti Rusiją veikloje, ar ne. Kariauti Amerikos proksi karą Ukrainos teritorijoje, ar ne. Juk visi svarbiausi Lietuvos gyvenimo klausimai turi būti priimti Lietuvos žmonių. Dabar tokia teisė iš mūsų atimta. Tačiau mes galime ir turime prisiimti atsakomybę už savo ir už savo tėvynės likimą, o nelaukti turtingo ar gero šeimininko malonės. Lietuva neparduodama ir neparsiduoda. Gana.